Sveiki, labas rytas iš Vilniaus. Susitikau Benediktą visiškai netyčia ryte. Jetlagas po skrydžio nesimiegojo. Benediktas irgi nemiega. 7:35. Dar Vilnius miega visas. Tai va, ta proga nusprendžiau parodyti Benediktui video, kaip Hiliuksą sudaužėme Dakare. Okay. Istorija tokia, atvažiavo arabas su užbombitu Hiliuksu, sakau pavežiok. Tai jis išvažiavom, čia vežiojo. Yes. Let's go. Jeigu ką tai variklį pasi galima pasiskolinti, laisvas yra. Matau, kad ten tada variklis. Opa. Čia mano galva į stiklą įlindo. Wow. Tai va, o Hiliuksas, va taip atrodė. Ir nuskrido nuo kopos štai šitos. Va čia. Ar teko nuo tokios kopos šokti? Teko, daug pasteko. Gal turi kokių pamokų Dakaro fanam? Žinai, kaip sako, kad stabdžių sugalvojo bailiai, bet saugos diržus tai reikia sektis, žinok. Pilietė, va tokia rezumė turbūt turėtų būti. Tai gal čia turbūt ir apsistosim. Jo, jeigu važiuojate į Dakarą, ir jeigu važiuojate su Tomu, ir net jeigu važiuojate be Tomo, vis tiek sekite saugos diržus, dažniausiai jie padeda išgelbėti momenėlį. Ką, o Benediktui ir visiems lietuviam palinkėsim finišo. Jo. Finišo. Gero kelio. O taip pat noriu padėkoti Antanui Konopkinui už lauktuvės CF Moto kaklaskarę, kurią aš įvykio metu vilkėjau ant galvos ir mane turbūt apsaugojo be kažkokių tai rimtesnių traumų, būtent kaklaskarė, kai pro stiklą priekinį bandžiau išskristi dykumoje. Tai Antanai, ačiū, tu nuostabus. Iki.